Ok, gerai. Tai pradedam mūsų šios dienos webinarą, kurio pavadinimas yra Ateities jėga. Jėto, kodėl aš savas nematau? Kodėl aš savęs nematau? Toj sekundė, kaip čia padaryti? Jėto. Nu, pin. O, ok, puiku. Gerai, tai va, ateities jėga. Dėl ko toksai pavadinimas ir kaip išgyventi ateityje, turbūt mes visi dėl to labai, kaip sakyt, mums visiems labai aktualu ir tas rūpi. Ir galbūt pradėkime nuo to, kaip sakoma, reikia nustatyti bendrą palatos temperatūrą. Tai klausimas būtų jums, su kokiu tikslu čia nais atėjote? Nežinau, pas mane Česlovas pirmas stovi iš kairės, tai va nuo tavęs ir pradėsim. Mm. Na, Audriau, kadangi buvau tavo stovykloj, nežinau, gerai girdisi. Taip, taip, viskas gerai. Jo, tai po tos stovyklos toks buvo gana stiprus atsigavimas. A, nu, ir čia per Facebooką netyčia iššoko į tas neuro ID, taip toliau. Na, galvoju, pabandysiu, užpildysiu. O ateitis visiems įdomi. Mhm. Gerai, puiku, ačiū Česlovai. Tomai, gali kalbėti? Mhm. Jo, Kodėl tu čia? tai kaip ir taip pačiai nuo stovyklos starto, tiesiog bendrai savęs mm, auginimas, tobulinimas ir ties visa ta saviugda, savišvieta. Gerai, puiku. Naudojimas toliau kažkokių tai įrankių, būdų ir taip toliau. Priekį judėjimus, kaip sakant. Puiku. Ačiū, Tomai. Juozai, gali kalbėti? Ar tu? Mhm. Juozai, tu esi ar nesi? Gerai. O Laima gali prisistatyti ir pasakyti, kodėl jinai čia? Jo, sveiki, aš kažkaip nesupažįstama su jumis, tai visai man įdomu paklausyti, apie ką aš nemanau, kad čia atsitikimai kažkokie susitikti. Tai tik vis tiek, kad aš kadangi einu, tai gal nežinau, kiek čia girdis gatvė, bet nu žodžiu, susipažinimui, apie ką čia kur ir čia, aišku, patraukė į temą, ne? Ir kurie iššoka apie Facebooką, kažkaip ten, nu, nebesisukai, bet tai jau atsiradau vadinamas, tai jaučiasi. Ok. Gerai, ačiū. Gerai, tai pradėkim. Žiūrėkite, e, kaip pradėkim jau mūsų webinarą, kuris vadinasi ateitis. Mūsų, kaip sakyt, kaip gimsta kūdikis, tai jisai ateina į pasaulį su tikslu, kaip sakyt, susipažinti pasaulį, susipažinti su žmonėmis ir labai įdomu tame, kad ne tik tai pažinimas, naujos pažintys, sakykime, teigiamos, bet ir mūsų įsiskyrimai taip pat irgi įeina į tą patį pažinimą. Dabar taip, gal aš įjungsiu ekraną ir truputį papiešiu, man bus lengviau kalbėti. Ir. Ar dabar matos čia tuščia lentelė? Mhm. Taip, Gerai, puiku. Tai žiūrėk. Dabar nupieškim tokią, nu, žinot, pačią paprasčiausią kreivę. Progresas, mūsų gyvenimas. Va tai va. Ir mes galvojam, nu, čia, kad ateityje irgi vat viskas bus va tai va. Tik tai mums reikia daryti truputį daugiau pastangų, negu darėme anksčiau. Nu, čia nais apačioje laikas, sakykime. Ne? Čia nais pavadinkim sėkmė. O, sėkmė gali būti net dolerio pusė. Tai va, ir jeigu mes darysime kažkiek tai daugiau žingsnių, tai tada viskas mums bus kažkaip tai geriau ir mes pasieksime eidami savo tikslo. Tačiau, važiuojam toliau, pala, gal čia ne raudonas spalva, paimsim žalią. Nupieškim žmogeliuką.
kuris gyvena savo gyvenimą ir jį atakuoja įvairiausiai gyvenimo įvykiai. Va čia, va, kurie viskas yra labai labai nepastovus. Ir jeigu praeitie, kad žmogus nugyventų savo gyvenimą, jam reikėjo tik tai vieną kartą, pavadinkime, išmokti kažkokį tai amato, nu, arba kitaip, šiuolaikiškai kalbant, save patobulinti ir jisai galėjo išlaikyti savo šeimą ir gražiai apmokyti netgi savo vaikus, išleisti mokslus ir gražiai laimingai negyvena. Ir vat jam užtektavo, pavadinkim, per savo visą gyvenimą praeiti vieną kažkokį tai, nu, kažkokį tai įvykį, kas jį perkrautų. Nu, tai gali būti karas, ten maras, ten profesijos atsiradimas, pervažiavimas į kitą miestą ir taip toliau, ir taip toliau. Tačiau šiai dienai, grubiai tariant, nuo paskutinius, kiek čia, 30 metų, šitie vat, atakuojantis mūsų gyvenimo faktoriai, jie ne tik tai tenais kartą metuose, ir jeigu ten praeitie buvo kartą į mėnesį, tai dabar šitų faktorių atsiranda krūva nepastovių faktorių. Ką reiškia nepastojus faktoriai? Nu, padidėjo mokesčiai, užklupo pandemija, prasidėjo karas, ten vėl kažkokios nesąmonės. Tai dirbtinas intelektas, šiandien visi gazina, kad to neturėsim darbo ir taip toliau, ir taip toliau. Tai šitų faktorių, kurie vat, atakuoja mumis, tai yra, piešim daug, labai daug ir jie visi nepastovus ir jie yra labai daug kintantis. Čia gerai. Aišku, ką čia aš kalbu. Kol kas taip. Ok, gerai, puiku. Tai dabar žiūrėkime, toks pavyzdys. Jeigu viskas yra taip dažnai kintantis, tai kas yra pastovu va šiame visame pasaulyje ar gyvenime? Tai va pastovus yra tik tai šitas žmogeliukas, pavadinkim aš, kuris žiūri ir priema ir reaguoja į tuos gyvenimo įvykius. Tai va. Ir tada dabar iš čia ir kyla klausimas. Vat. Kas aš? Kas aš esu? Vat. Žinau, ar kas nors užsidavė savo tokį filosofinį klausimą? Kas aš esu? Gal turit kokių atsakymų? Nes kaip jūs, kaip sakyt, efektyviai bendrausime, taip mūsų webinaras bus įdomesnis, pavadinkim taip. Kokie variantai? Man pirmiausia klausimas buvo kilęs turbūt, ką aš čia veikiu kažkodėl. Apart visos šitos sistemos ir jos santvarkos. Okay. Tas yra daugiau giliau turbūt. Jau tada jo pradėjo kažkokie papaiškos atsakymai, kad viskas pats iš savęs kažkas esu daugiau negu kad tik tais turbūt kaulai ir oda ir raumenis. Ir tai va toks kažkoks pradžiai tokie va jo mąstymai, klausimai. Man atrodo, kad aš esu siela, ne, keliaujantį gyvenimą į gyvenimą ir turiu reikalų su savo pasekmės prarastais dėsnių karma. Pagal tai, ką aš turiu patirti, atsirado ten, kur turiu susirinkti šitos dalykus. Ne pamokas, bet patirtis. Aš manau tai. Super, labai geras atsakymas. Nu, daugiau variantų. Labai geras atsakymas. Ačiū, Laima. Ok. Tai va, žiūrėkite, tai iš čia kyla du klausimai. Kas aš esu ir kaip man sąveikauti ar orientuotis vat, su visom šitom vat, tom aplinkybėm, kurios nuolat kinta ir visa kita ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau.
Tai dabar žiūrėkime. Priimkite tokią teoriją. Žiūrėkit, o čia, nupiešiu tai va. Kaip va šita vat lenta, kurią aš piešiu, ir jeigu tai būtų, įsivaizduokite tą magnetinę lentą, kur vaikai piešia, ne? Yra ten jos tas viršutinė dalis, ant ko piešiam, po apačiai yra magnetukai. Tai kaip ir kol mes nenupiešėm jokio paveikslo, tol nėra materializavusio dalyko. Tai ir čia toks klausimas yra, ar aš esu, ar manęs nėra. Tai, ta prasme, vienu metu, čia labai geras pavyzdys, vienu metu gali ir būti, ir nebūti. Ir dabar klausimas, kaip aš pasireiškiu. Tai dabar paklausykite, žiūrėkite. Yra tokia teorija, kuriuo paremtas šitas NeuroID testas, aš to paskui apie jį truputį ir daugiau papasakosiu, kad absoliutas, kuris yra, kad ir paimkite bet kokią religinę konfesiją, ne, jisai yra kiekvienoj dalelėje. Kiek šitam ten pieštukė, žemėje, lapė, visa kita yra jo dalelė. Ir jisai pats nori pažinti save. Ir dabar klausimas, per ką jisai pažįsta. Tai čia tokį piltuvėlį nupiešiu. Tai jisai, čia gal dar biškį reikėtų aukščiau parašyti, susiskaido į, pavadinkim, tą aukščiausiai aš, nežinau, kiti vadina angelą sargą, dar kažką tai, ir kuris nusileidžia į trečio lygio pasaulį. Kas yra trečio lygio pasaulis? Tai kuriame yra informacija, nupiešim čia, raudonai gal, netrinti reikia. Yra informacija, toliau žalias tebūnie eina energija, čia nais iš apačios į viršų. Ir geltonas per vidurį, čia nais eina santykiavimas, sąveika. Ir tai yra energijos rautai. Ir kad jisai galėtų save pažintų per tos energijas, tos energijos turi tarpusavį sąveikauti. Ir dabar mes jau čia matome irgi 3 pasaulius. Apatinį pasaulį, vidurinį ir viršutinį. Čia aišku, nes jeigu ne, klausia, nes einam toliau dabar. Ok? Ar yra klausimų, ar judam toliau? Alio, mane girdite? Toliau. Jo. Toliau judam. Gerai, puiku. Žiūrim. Tai dabar žiūrėkim. Kadangi visi žinote, mūsų pasaulis sukurtas, kas yra mažo, tas yra didelio. Kas yra ląstelėje, tas yra mūsų kūne. Tai dabar žiūrėkime. Pabandysiu nupiešti žmogaus smegenis. Čia apačioj yra mūsų reptilinės smegenys, kurios atsako už išgyvenimą, dauginimąsi ir padėtį visuomeniai. Grubiai. Toliau eina limbinės smegenys. Jos mums liko nuo primatų. Tai yra, beždžionių ir visų kitų, kur pasireiškia mūsų gyvenimas sociume, žmoniška, meilė ir vadovavimas. Reikalingas vadovas, kuris vadovautų būriui primatų. Ir paskutinės mūsų smegenys tai yra neokorteksas. Tokia naujausia dalis užlipinta ant mūsų.
Dėl ko Homo sapiens nugalėjo kromanoidus, būtent dėl to, kad vat, yra tokia teorija, kad pas juos va šita smegenų dalis leido jiems organizuotis, nors tie buvo fiziškai ir stipresni, ir didesni, ir visa kita. Tačiau būtent dėl to vat, organizuotumo, gebėjimo susitelkti, taktikos ir visa kita, jie sugebėjo jos nugalėti, dėl to vat, mūsų rūšis kaip ir išliko. Tai va čia tokia teorija. Ir tai vat, jaučiat vat sąsąją, čia nais, va, čia vat trys pasauliai, čia trys pasauliai. Ok, judam toliau? Taip, Gerai. Ir dabar mes turime žmogeliuką. Mm, Gal geriau taip nupiešiu. O, tegul būna gražus toksai. Pas kurį yra atitinkamo, e, žinote, kad mūsų kūnas turi tokius dalykus kaip hormoninės liaukas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Panašiai kaip čakrų sistema, tik tai, kad jų yra šiek tiek daugiau. Nu, bent jau šitojus, vat, ne? Ir dabar, čianais pati žemutinė, tai yra antinkščiai, toliau eina lytinės liaukos, toliau eina kasa, užkrūčio liauka, skydliaukė, konkorežinė liauka, e, centras konkorežinės liaukos, man atrodo, hipofizė ir ten dar vienas. Nu, šiaip nesvarbu. Tai yra, kiekvienas yra atsakingas už tam tikrą hormonų įskirimą. Ir dabar kaip vyksta? Gerai, pakeičiam truputį spalvą. Mūsų smegenys, gal aš jas taip tada dabar nupiešiu. Jau čia bendrai nupiešiu mūsų smegenys. Gauna signalus, pavadinkime, iš kosmoso ar iš visatos ir siunčia į mūsų kūną, va toliau, va, išskirti tam tikrus hormonus, kad mes galėtume pradėti veikti. Pavyzdžiui, pati paprasčiausia, net ne signalas ne iš kosmoso, o iš akių. Aš pamačiau priešininką, mano smegenys įvertino, ar jisai didesnis, stipresnis, išsiskyrė kortizolis, išsiskyrė adrenalinas ir dabar aš turiu su ta energija arba įpulti, arba kuo greičiau bėgti. Tai va. Ir jeigu, kaip sakykime, išskiriami į kūną tie hormonai, tačiau niekas nevyksta, tai tik tai laiko klausimas, kada tie hormonai pradės nuodyti mano kraują. Ir dabar tada pereikim truputį, gal skaidrį aš parodysiu, kad viskas bus gražiau nupiešta čia naisvat. O. Slideshow from current slide. Va. Va čia nais, ką aš ir nupiešiau. Kad mes esam ta bendra sąmonės dalis, kuri eina per mūsų šitą kūną avatarą. Nu, visi puikiai žinot, kad eina srautas iš kosmoso ir iš Žemės. Iš kosmoso eina informacija, iš Žemės eina resursai. Tai vat, mūsų smegenys tai kaip antena, kuri priminėja sprendimus ir siunčia signalų į kūną. Kūnas generuoja energiją ir veiksmą. Vat, jisai Žemės toks įsižeminimas, kaip batareika, kaip toro laukas. Ir va tokiu būdu mes gyvename. Ir vat kaip būna, kai mes esame sraute ir nesraute. Gerai, grįžkim prie mūsų paveiksliukų. Aišku, čia viskas.
Ir, tada pridėkime Taip. prie to. Priklausomai nuo to, kurią dieną ir kurioje vietoje jūs gimėte, čia Saulę nupiešiu. Čia nupiešiu mėnulį. Nu, čia mėnulis, aišku, ne? Mūsų ląstelės atitinkamai reaguoja į Saulės ir mėnulio ciklus. Ne? Nu, kaip žinot, Lietuvoje yra dvi laiko juostos, tai Klaipėdos ir Vilniaus, ir mes visi gyvenam pagal Vilniaus tą zoną. Dėl to, jeigu atlikote testą, matėte, kad Lietuva yra tik tai Klaipėda arba Vilnius. Galima pasirinkti šitą. Tai vad, kuris artesnis miestas tas yra. Tai va, gerai, kur ta mūsų ląstelė? Gerai, nupiešiu ląstelę čia. Nu, kažkas čia panašaus į ląstelę. Čia branduolys, čia visa kita. Tai vat, jeigu buvo daugiau saulėtų šitų mėnulio dienų, tai ląstelė kaupia vandenį. Jeigu daugiau buvo aktyvesnė mėnulio, ląstelė davė didesnį šuolį augimo. Ir priklausomai nuo to, pas mus išsivystė vedančiosios smegenys, ką galim nustatyti pagal savo gimimo datą, vietą ir laiką, ir vedantysis hormonas. Tai yra tas veiksmas, už kurį darydamas aš neprarandu energijos, nes aš esu tam sukurtas ir kaip lengviausiai, sakykime, už ką man moka pinigus, jeigu taip kitaip grubiai pasakius. Ok? Aišku, čia viskas. Taip. Gerai, puiku. Tai dabar judam toliau. Česlovas parašė ne, ar kaip nesupratau? Neaišku. Iš vis nieko nerašiau. Kažkas ten nau parašyta pas tavęs, man dėka. Ar aišku, Česlovai viską? Viskas gerai, einam toliau. Tai dabar žiūrėkit, einam toliau. Tai dabar galim paimti vieną iš jūsų ir panagrinėti. Kas nori, kuris drąsiausias, kas ten atliko testą? Ko aš čia man neatsidaro? O, atsidaro. Sveiki, Vaida, prisijungiau šiek tiek vėliau, girdisi? Super, labai gerai, Vaida. Ačiū Tai tau. aš labai norėčiau, galima mane, jeigu galima, nekantrauju. Jau tu girdėjai viską, nes aš nemačiau, kad tu buvai. Girdėjau, kažkaip pavyko prisijungti, bet kol čia viską susijungiau, kol supratau, kaip čia ką daryti, tai žodžiu. Ok. Gerai, tai va, tai žiūrim Vaidą, ne? Gerai, aš užsimūtinu turbūt, kad netrukdyčiau ir klausau. Nebūtinai? Jo, nes tu patvirtinsi taip arba ne. Matei turbūt šitą Gerai. kitą, ne? Taip, mačiau. 7C. Tai žiūrėk, pas tave yra vedančiosios vidurinės smegenys. Viduriniams smegenim labai svarbu, kad visi visus mylėtų. Nu, tai yra iš tų. Kad pasaulyje būtų taika, jinai tokie taikdariai, visus sutaiko, visus apmyli ir taip toliau, taip toliau. O vedantysis hormonas pas tave yra 7, tai yra, kuris atsako už komandą. Komanda arba šeima. Tai yra konkorežinė liauka. Ne centras, bet pati konkorežinė liauka, ne? Ir kuo skiriasi šitas testas, sakykime, nuo įprastų ten horoskopų, dar kažką tai. Tai jisai parodo ne tik tai, kas tu esi, bet kiek procentų va tu esi sraute. Alio, Vaida, girdi? Girdžiu. Tai dabar žiūrėk, srautas vadas, drąsa, aktyvumas, judėjimas, sėkmė, įžvalgumas. Išmokti tinkamai naudotis giminės programas kaip pamatą. Tik tada galės sėkmingai gyventinti savo kūrybinės užmastės ir pelnyti visuomenės pripažinimą. Nes 7-ukas, ta komanda,
Nu, jeigu mes verslą žiūrėtume, tai yra kaip komandos subūrimą, bet jeigu mes žiūrėtume kaip patį žmogų, tai yra jo tėvai, giminė ir visa kita. Žiūrėk, tau reikėtų studijuoti, naudoti sakralinės žinias, kad būti laidininku kitiems žmonėms. Ir kai tu esi sraute, aktyvumas, veikla, diplomatiškumas, gebėjimas aukti ir keisti sąmonę. Daug produktyvių ryšių visuomenėje. Galbūt dėl to, vat man iš karto kyla atsakymas, tau vieninteliai pavyko ir pamatyti šitą ketvirtos čakros atvėrimą per mantros om dainavimą. Tai va. Jo, aš kažkaip, vat, irgi, kaip aš paskui pažiūrėjau irgi, tai, nu jo, aš galvoju, čia ta mistika tokia man labai, nu, šiurpi ir, nu, vat, nu, taip va, ir gera, ir sakau, ir nežinau, ką daryti su tuom, apsiverkiau, nežinau, kur tai dėti, kaip tą, vat, panaudoti, galbūt, kas tai, vat, kas čia toks įvyko, nes, nu, man tai buvo stebuklas, ta prasme, labai. Pažiūrėk, vat, jeigu pažiūrėti va šitą žmogeliuką, ne, vat, na, čia, Mhm. tai vat vidurinis pasaulis, tai atsako už va šitus 3 hormonus. Vat, tai trečias tai yra bendravimas su žmonėm, nu, va šiuo atveju klientai. Pas tai parašyta, tai yra 100 iš 50. Tai yra, tu net per daug Viršyje. viršyje. Grubiai galim sakyti, per daug plėpi, ar per daug laiko su jais tarai. Toliau. Nes Jo. e, šitas, va, trečias, ketvirtas, penketas, aš tai papasakosiu, tai yra pagalbinės kompetencijos, kurios veda tave prie septintuko, prie pagrindinės kompetencijos, už ką tau moka pinigus. Tai va, čia, kaip tu bendrauji va, su žmonėms. Tai va, tu su jais bendrauji. Ketvirtas yra pinigai. Tai reiškia, tu juos myli. Čia tik, nu, pavadinimas pinigai, nepriimkite taip tiesiog į viską. Tai jeigu tai versle, tai pinigai tai reiškia taip, kad tu gali dirbti su pinigais, rašyti įvairius komercinius pasiūlymus, ten pirkite tą, pirkite, na, visą kitą, ir tu nepavargsti, taip. Penktas, tai yra vadovavimas, taktinis vadovavimas. Nueik, paimk tą, padaryk tą, dabar šiandien darai tą, visą kitą, taip toliau, taip toliau. Tačiau pats pagrindinis tavo darbas, tai yra vat, suburti komandą. Vat, tai yra mokėjimas suburti žmonės aplink save ir juos įkvėpti. Ir jeigu dabar grįžkim prie to, vat, kas ten buvo parašyta. Auč. Vadas, ne? Tai va, žiūrėk, čia ir parašyta. Moka uždegti kitus žmonės savo idėjomis, vesti juos paskui save. Atsakingumas siekis elgtis kaip visada teisingai ir to paties reikalauja iš kitų. Ekstremaliomis sąlygomis veikia ryžtingai, sėkmingai susitvarko su savo atsakingais projektais. Judėjimas pagrindinis principas. Čia biški nelabai. Judėjimas į priekį čia turbūt ne fizinis, čia Tai nebent tada. dabar žiūrėk, už srauto ribų, netekus visko vis tiek neišgyvena finansinio beviltiškumo, moka rasti išeitį iš bet kokios sudėtingos situacijos. Suteikiama jėga ir grožis. Svarbu nepulti ir narcisizmą. Va, o žiūrėk, o dabar va čia nais apie judėjimą. Veiksmų ir judėjimo stoka veda prie sąstingio gyvenime ir kūne. Todėl reikia lavinti ne tik dvasią, bet ir kūną. 100%. Ok, puiku. Žiūrėk, dabar ir srauto archetipai. Nežinau, ar žinot, kas yra archetipai? Čia toks amerikiečių, nu, Karlas Jungas, analitinės psichologijos buvo toks labai, nu, labai žymus dalykas ir jisai žmonės suskirstė į archetipus. Ir tie archetipai yra vedantis ir papildantis. Tai pas tave, žiūrėk, didvyris, meilužis, magas ir ieškotojas. Kas yra didvyris? Tai karys nugalėtojas, kuris idealistas, išditus, drąsus, ryžtingas, agresyvus, principingas. Siekia pagerinti pasaulį ir neigia viską, kas bloga. Čia apie tave? Jo, iš tikrųjų, man tas gėris labai, nu, aktualu, aš labai tokia labai jautri toje vietoje. Tai va,
troškimas įrodyti savo vertę, pasitelkiant drąsą ir gebėjimas įveikti sudėtingas situacijas. Tai va, tikslas įrodyti savo kompetencijas, pagerinti pasaulį, išgelbėti tuos, kas bėdoje. A, Jo, iš tikrųjų, gerinti kompetencijas ir visą kitą, tai, nu, šiaip tokia biški prieš istoriją pasakysiu, teko dirbti vadovę, iš tikrųjų vadovavau 118 grupiai, tai, nu, tas tokia įrodymas visada į priekį vedimas, toks ta lyderystė tokia visada su manim, ta prasme, ir, bet, nu, tai toks ir tai Okay. čia labai, labai, va, tas atitinka, kad veda į priekį ir šiai dienai tas jautrumas, toks labai tas gėris visas toks atsivėręs, nežinau, va, taip Tai dabar, persirgau tą depresiją. Tai tai jau, va, čia va eina antras vyraujantis archetipas, tai yra meilužis. Tai kuris aistringas, seksualus, viliojantis, jautrus, ieškantis malonumo, gyvenantis emocijos ir trokštantis tikros meilės. Ir vat aš nenustebau, kad yra meilužis, nes kadangi pas tave vidurinis pasaulis, kuris atsakingas už, kaip sakyt, bendravimas su žmonėm, tai tau tik net šiaip paprastų įdomu bendrauti su žmonėm, bet tau įdomu bendrauti su gražiais žmonėm, sakykim taip, va, kurie ir tu trokšti save apsupti va tokiais va žmonėmis. taip, čia tikrai labai tokia siekiamybė. Tai va, toliau, žiūrėk, eina magas. Šamanas, gydytojas, intuityvus, pojūčių katalizatorius, dieviškumas, charizmas, žavus, kūrintis stebuklingus momentus ir ritualus. Tai čia iš serijos, kad tau patinka ne tai, kad uždirbti pinigus paprastai, bet tau jos patinka uždirbti magišku būdu. Tu va, ieškai, kaip veikia pasaulis, visa ta. Nori savo svajonės ir sapnus paversti tikrovę ir kurti stebuklingus momentus. Nu taip, Okay. Vat, matai, va. Ir archetipas ieškotojas. Tyrinėtojas rizikuojantis, pavojingas, nepriklausomas, vertinantis laisvę. Laisvė atrasti, realizuoti savo tyrinėjimą pasaulį, gyventi visą vertį gyvenimą. Va. jo, čia irgi tokia siekiamybė, visą vertį gyvenimą su gražiai žmonėm aplink ir vesti į priekį juos. Tai va, čia iš serijos, kai aš ten piešiau tą skaidrę, kad jeigu pasaulis aplinkui labai keičiasi nuolat, tai pradžiai reikia žinoti, kas aš esu. Ir dabar, gerai, dar trumpai energija. Žiūrėk, va čia tas yra, kur apskritimas žalias, matai, ne? Taip, taip. Jeigu jis būtų apvalus, tai jis būtų etalonas. Pas tavę jisai per daug išsitaškęs. Nu, visiškai, kai kur sulindęs į vidų, ypač į vidų sulindęs septintukas komanda, ką tu turėtum daryti, o tu visiškai nedarai. Man tai čia siejasi su, kaip sakyti, protėvių žinių ieškojimų, ten ritualų kūrimų, kažkokių šeimos, nu, vat, per giminės, per giminės, sakykime, kažkokias tai žinias, kažką tai perteikti kitiems, vat, ko tu visiškai dabar vat nedarai. Nes tai tu... Jo, bet aš vat, šitoj vietoj iš tikrųjų, nu čia toksai sudėtingas yra ir aš pagalvoju, vat giminė, ar ne? Ir aš pagalvojau, kaip aš dabar apleidau tą visą šitą, arba kaip man įeiti į šitą, jeigu, sakykime, aš su giminė arba su artimaisiais neturiu iš viso jokio ryšio. Absoliučiai, nu ta prasme, tokie vat santykiai, kad, nu, tėvai per gyvenimą nesuvedė, sakykime, su vat, ta giminė, ar ne, nebuvo to bendravimo ir kažkokia iš tos pusės kaip viena, sakykime, tokia visiškai. Jo, tai taip, Man kažkaip. bet vėlgi grįžkim prie mantros OM. Tu vienintelė, nežinau, ten keli girdėjau protėvių balsus, kurie su tavim dainuoja. Tai yra krūva, nu pavadinkime taip, ezoterinių praktikų, ta pati regresinė hipnozė ar dar kažkas tai, kur leidžia tau prisijungti prie tavo giminės medžio ar ten to srauto ir iš tenai semti žinias. O jau paskui tu žinosi, ką gali daryti. Tai, nu, aš tau tik nurodau įrankį pagal šitą testą, kas tau būtų įdomiausia ir jeigu tu padėtum žmonėm va tą atrasti, tai va už ką tau lengviausia mokėtų pinigus. Nes dabar žiūrėk, tavo smegenys kaip organizatorius dirba 73%, ne?
Tačiau energijos tu turi Taip. tik 18%, nes tu ją ištaškai, va, galvodama apie ateitį, emocijas, galvodami apie klientus. Vat. Nu, per daug viskas. Šiaip idealiausia, vat, kad čia būtų pilka žalia. Mhm. Nu, vat, į tą, kaip sakyt, į tą reikėtų atkreipti dėmesį. Vat vienintelis, kad pas tave gerai, vat, pirmas kontrolė, kad tau nereikia kaip sakyt, užsimti kontrolę. Tai yra kontroliuoti ten nei vyro, nei dar kažko, nei, vat, tu tą atlieki 3% iš nulio, tau ok gerai. Dabar pas tave emocijos 70 raudonas iš nulio. Tai arba tu per daug, kaip sakyt, emocionuoji į aplinką, tai kas vyksta ir reaguoji labai jautringai, audringai, vat, iš šitą dalyką ir per tai nukerta energijos. Arba, kaip sakyt, nu, pas vyrus tai būna nesutvarkytas seksualinis gyvenimas. Nežinau, kaip pas moteris dar neįsiaiškinu, sakykim taip. Tai va, klientai, tu su jais, nu, grubiai tariant, per daug plėpi su žmonėm, kurie supa aplink tave. Bet čia iš tikrųjų, čia aš taip išvaistu savo energiją, aš ir kalbu per daug, ta prasme, aš galėčiau koncentruoti vat, informaciją, bet aš nuklystu ir daug išsiplėčiu labai. Tai va, ir tada, žiūrėk, gaunasi ketvirtas pinigai. Tai, e, tai nesukrenta į kažkokius tai konkrečius pasiūlymus, kas ateityje tau atneštų pinigų. Va. Tai va. Yra tik tai 10 iš 50. Tai nėra tavo pagrindinis veiksmas, nes tu pinigus uždirbi, ketvirta čakra taip pat yra meilė, per meilę, mylėdama, sakydama žmonėm, ateikit pas mane, aš jūs visus apmylėsiu, visą kitą. Ir penktas, vat, vadovausiu. Nu, vadovavimas pilkas, tai dar normaliai. 50 iš 70. Tačiau, vat, kas liečia septintuką, vat, patį pagrindinį, subūrimą bendraminčių aplink save, vat, tu to nedarai. Tu galėtum būti labai gera bendruomenės vadovė, sakykime, ne? Jeigu dirbtum dideliai kompanijoje, tai galėtum dirbti personalo vadovę, pavadinkim taip. Tai yra tas žmogus, kuris sugeba aplink save suburti daug žmonių. Ir juos visus išmiluoti, pabučiuoti, jiems suvadovauti ir su jais paplepėti. Kažkada taip ir buvo, dabar tiesiog pasikeitė vat, visas tas gyvenimas, toks sėslumas, darbas visai kitoks ir nėra ten tų klientų aplinkų, tai vat, tokių, kad kažkam kažką vat, vesti, burti, bet nu, čia aš supratau, reikia kažką paieškoti toj vietoj. Jo, nu, čia sakau, vat. Palauk. Nuleisiu. Grįžkim prie va šitos va skaidrės, kur aš ją piešiau. Va, pati pirma. Kas aš esu? Jeigu gyvenimo įvykiai atakuoja vis nauji ir aš nežinau, kaip aš reaguoti, tai va šitas testas va padeda atsakymą, kas, nu pavadinkim, kokios mano resursinės smegenys. Tai yra vidurinis pasaulis, tai yra tas, kas darbas su žmonėm. Bendrauti, mylėti, jiems vadovauti. Ir tą darydama, tu puikiai jautiesi. Atsakykim tai. Ok, gerai. Jo. Tai įdomus buvo testas. Čia toks mini apžvalga. Jo, įdomus. Ir, nu, iš tikrųjų, tai labai, nu, tikrai. Nėra taip, kad visiškai būtų į lankas, tikrai ne. Viską, ką skaičiau, tai tikrai viskas yra taip, bet nu, tiesiog reikia biškai dabar keisti, tai atkreipti dėmesį ir gal tą darbą keisti, nu, nežinau, kažkaip. Ne, darbo ir kartais nereikia. To aš važiuosim. Nereikia? To biškai. Nu gerai, važiuokim. Ok. Gerai. Tai va, grįžkim prie pačios pirmos mūsų skaidrės, vat, apie to mūsų pasaulį, apie to mūsų eksponentinį augimą. Kad vat, mes galvojam, kad vat, mes darysim kažkokius žingsnius daugiau, kitaip, vat,
ar dirbsim už didesnį atlyginimą ir viskas bus gerai. Tačiau realiam gyvenime iš tikrųjų truputį viskas vyksta kitaip. Tuoj, palauk, kur čia dingo man tas piešimas. Gerai, vėl. O, nupieškim taip, vėl dvi kreivės. Ir kaip atsitinka, kad mes va tai va, puft, va tai va. Jeigu čia mes gyvenom komforte, tai ateina kažkokie tai įvykiai, kur mes nusiritam į kažkokią tai diskomforto zoną ir paskui, va čia reikia tą diskomfortą, va čia nais, va. Kaip sako, čia kurioje vietoje mums likimas spardo užpakalį. Nes jeigu mes to nepajudėsime, nu, tai blogiausiu atveju mes numirsime. Ir tada vėl įsijungia, tada labai gerai įsijungia mūsų kūrybinis pradas, atsiranda naujų idėjų ir mes išlipam vėl į naują tą, kaip sakyti, naują bangą. Ir judam toliau, nupiešim toliau. Tai vad kas yra gyvenimas sraute? Žiūrėkit. Čia jeigu yra, nu pavadinkim kažkokia upė ar kelias, čia vat eina žmogeliukas, kuris gyvena ne logikoj, ne protu, o atsiduoda savo srautui. Tai yra, nes, žiūrėkit, ką reiškia atsiduoti savo srautui, truputį apie tai sustokim. Tai yra, reikia, nu, žodis jausti turbūt yra tinkamas, reikia jausti, kad aš esu šitos visatos dalis, arba šito absoliuto dalis, kuris per mane kūrė šitą pasaulį. Ir aš duodu srautui, tada vyksta, sakykime taip, ten draugė pakvietė nueiti į parką. Ok. Eidami tenai sutikom kitą draugę, kuri pakvietė nueiti į kavinę. Ok. Kavinėje mes nuėjom, sutikome dar keletą draugų, kurie pasakė kažkokią tai verslo idėją. Ir grįžus namo mes padarėme ir čionais įvyko, nu, pavadinkime, kažkoksai tai rezultatas, kontaktas, viskas. Kurio mes, būdami vat šitoj vat pozicijoj, vat vienetukė, šito vat rezultato mes net suplanuoti negalėjom. Ir jeigu mes gyvenime gyvenam, vat pagal šitą liniją, kad galvoju, man čia reikia truputį daugiau padirbti, dar čia nais ilgiau pasėdėti darbė, dar čia nais daugiau susitikimų ar daugiau kažkokių pasiūlymų. Tai yra per logiką. Tai vat. Ir tada kas būna? Mes išeinam, mes nueinam čia nais. Čia nueinam iš savo srauto, padikšt. Ne, logiškai su masėm susitikimų. Ir dažniausiai taip atsitinka gyvenimas, kad jisai mus grąžina atgal į mūsų srautą. Padarėm 100 skambučių, krūvą komercinių pasiūlymų ar susitikimų, rezultato nėra jokio. Puf. Dar vieną kažkokį tai sugalvojom idėją, kas mum ar ten, ne, ir vėl mus grąžina gyvenimas pastoviai į mūsų srautą. Nes mes, kaip sakyt, kiekvienas daiktas visatoje sukurtas atlikti tam tikrą veiksmą, tam tikrą misiją. Ir kol mes nepradedam atlikinėti savo misijos, va tol vat mes gyvenam va tokiuose vat kalneliuose. Va čia vat. Čia mums tada likimas ir Dievas įspiria į užpakalį ir vėl mes grįžtam atgal į savo srautą. Man įspyrė taip, kad reikėjo ne tik tai netekti, kaip sakyt, visų finansų, šeimos, draugų ir visa kita, bet kai dar proto dėka bandžiau grįžti į, nu, kaip sakyt, uždirbinėti pinigus netinkamu būdu, tai dar teko ir sulaužyti abidvi rankas. Nu, tai dirbant statybos darbų vadovų, nukristi iš antro aukšto nuo pastolių ant galvos ir susilaužyti abidvi rankas.
Nu, ačiū Dievui, kad stuburas nesulūžo, visa kita, nes vaikščioti negalėtum, invalidas ir taip toliau. Tai, vat, tai ką aš noriu pasakyti, kad šitas metodas ir testas, nu, man yra mano 15 metų, sakykime, toks rezumuojantis metodas, pavadinkim taip. Gerai, kas nori, kad sekantį ką? Galiu dar tada paklausti. Tai Aha. tada pagal tai, vat, kas dabar va, ta sraute ir už srauto, tai pas mane, pavyzdžiui, yra už srauto ribų 62%, man atrodo. Tai visiškai aš nutolus, ta prasme, darau visai ne tai, kaip Taip, suprantu, nu, ta prasme. taip, teisingai. Nu tai kaip visa ta kalba su mumis, ne? Jinai pradžiai po truputį atiminėja kažkokius tai dalykus. Nu, ten pradžiai atima finansus, ten dar nesupratai, atima sveikatą, vat dar nesupratai, dar ten kažkaip tai, vat, kol mes nepradėsime vat, jausti savęs paties, vat, eini iš tokio, kaip sakyt, iš savo polėkio, iš savo pašaukimo, grubiai tariant, taip. Bet jeigu konkrečiai Vaida, tai Vaidos pašaukimas tai yra burti aplink save žmonės. Mhm. Supratau. Burti aplink save žmonės. Su jais bendrauti, jiem dalinti meilę ir taktinis vadovavimas. Suskirstyti jų rolės. Ką kiekvienas turi veikti ir jiem vadovauti. Ir paskui visus subūrė prie laužo, vakare ir taip toliau, taip toliau. Žiūrėk, čia per vieną webinarą aš tiek nepapasakosiu, bet aš Supratau. pagrindinis mano yra, vat, buvo tas, kad vat, ta ateitis, va čia, kuri mūsų tie visi va gyvenimo įvykiai, kurie atakuoja, tai verčia va tą užsiduoti klausimą, kas aš esu. Ir būtent, kaip sakyt, nusistačius savo vedančiasias smegenis ir savo hormonus, nuo jų mes nepabėgsime, mes su kitais žmonėm tarpusavį bendraujam, kaip sakyt, per emocijas, per pažinimą. Tai va, tada jau tu žinai, į kur save galima įstatyti, kad šviestų lemputė, kuri rozetė tau yra tinkama, grubiai tariant taip. Nes ir į tą kišau netiko, ir į tą kištuką kišau, ir į tą, ir į tą, ir į tą netiko. Gerai. Gerai, Gerai, tai ačiū tada, jeigu gal kažkas kitas. jo, gerai. Kas nori sekantis? Yra dar kas nors pas mumis? Vaikinai. Česlovai esi? Išsimutinsiu, esu. Aha. Aš Norite? pas tave pirmas iš karės, tai tu mane rimsi. Tai jeigu norit, tai Nu, pažiūrim. kur čia ta mūsų? O kodėl man toks mažiukas? Kodėl man toks mažiukas? Praeitą kartą didelį rodė per visą ekraną. Geras. Ne čia. Geras. Kodėl man? Taigi praeitą kartą buvo per visą ekraną, nesupratau. Nes čia labai mažiukas. O kaip tu vadinėsi? Pas tave ten, Jo, užsivadinai Telegram'e. nežinau, turbūt tikrų vardų. CL. Arba Čia. CSL, žiūrėk. Jo. Ok, geras. Bet kodėl toks mažas? Eik tu savo. Mato tą mažiuką ekraniuką, ne? Kodėl ne per visą ekraną, ne toj, palauk, aš jį uždarau, atidarau dar kartą. O, atsidaro visas. Puiku, pavyko. CLS čia buvo, CLS. Ok, tai žiūrėk, pas tave ir taip pat kaip pas Vaidą, tai yra vidurinės smegenys vedančiosios. Matai? Vidurinės smegenys vedančios, kurios 94% dirba. O, komersantas tu esi.
Žiūrėk. Tačiau tavo vedantysis hormonas yra dvietukas. Tai yra emocijos. O, ir pas tave jisai šiaip tai geriau negu pas Vaidą, nes pas tave trys pagrindiniai papildomi, tai yra hormonai, veikia normaliai, tik tai vėl pagrindinis, ne tai. Žiūrėk, penketukas tai yra valdymas, šiam 2 procentai iš 50, ne? Ketvirtukas tai yra pinigai, kiam 2 iš 50, su klientais 100 iš 50, tu per daug bendrauji. Ir antras emocijos, kiam 2 tik tai iš 100, tu parduodi per emocijas. Yra žmonės, kurie parduoda per baimę, yra žmonės, kurie parduoda per ateities viziją, bet tu pasireiški per emocijas. Ir dabar žiūrim. Šiam 8 procentai sraute, 48 procentai energijos. Vien kūnui reikalingi 25 procentai energijos. Kad, nu, va, taip suprastų. Tai, Mhm. grubiai tariant, vat, jeigu čia būtų, oi, va, dar reikia energijos, neįkim. Jeigu čia būtų 100 procentų, tai atitinkamai tiek ir tavo pajamos būtų didesnės. Komersantas, tarpininkas. Gausa, klėstėjimas, pinigai. O, nu, tu tas turbūt. O kom tu dirbi, ne brokeriu kokiu? Ne biržai kali Mm, papkės, ne? Nu ne, nedirbu. Žiūrėk, tikslas - pažinti finansų dėsnius ir taikyti juos gyvenime. Suvokti, kas yra pinigai, reikia būti drąsesniems ir ryštingesniems. Sugebėjimas užpildo projektą klėstėjimo pelnų pinigais. Sintezuoja tarpusavį žmonės, projektus iš trijų sistemų - informacijos, išteklių ir savį. Didina gausą ir klėstėjimą. Visada atsiduria tinkamu metu tinkamoje vietoje. Fortūna visur. Mhm. Tau kaip ir su pinigais neturėtų būti jokių problemų. Tokių. Suteikta, suteikta jėga įveikti bet kokius sunkumus. Iš visų pusių supa pinigai. Finansai ateina lengvai. Gebėjimas sumaniai disponuoti pinigais. O kai už srauto ribų, tai va, pinigų stygius, reikia išmokti jas taupyti, psichologinis nestabilumas, jautrumas. Va, čia ir yra tos emocijos. Jautrumas, ūmumas, nevaldomas emocinis nestabilumas. Srauto archetipai. Meilužis, valdovas, didvyris. Vat nenustebau, kad yra meilužis dėl to, kad vidurinis pasaulis. Vat kaip ir. Kai, tai va, tau meilužis tai yra tas, kad tau įdomu save apstatyti gražiais, meiliais, jautriais, ieškantys malonumo aplinkui žmonėms. Tau tik su tokiais įdomu daryti verslą, grubiai tariant, taip. Su kitokiais tau neįdomu. Važiuok ir parašyta, troškimas apsupti save tuo, ką myli, intimumas, juslumas, juslinis malonumas. Negurmanas tu kartais. Mm, Nelabai. Tie Neturi. žmonės pas mane daugiau profesionalai negu gražus. Tai, o kokioj srityje tu dirbi? Prekybai. Priekybai. Bet, supranti, tu stengiasi save apsupti va tokiais va žmonės. Būti santykiuose su mylimais žmonės, veikla, daiktais. Dabar valdovas. Nu tai čia kaip vėlgi viduriniam pasauliu tai yra vadovas, kuris organizatorius, efektyvus, kvalifikuotas, produktyvus užtikrina. Ir didvyris. Va. Tu mėgsti iššūkius. Karys, nugalėtojas, idealistas, išdidus, drąsus, ryžtingas ir taip toliau. Siekia pagerinti pasaulį, neigia viską, ką tą darau. Troškimas rodyti savo vertę, pasitelkiant drąsą. Mes tai padarysime. Eikite kartu su manim. Va tu taip kalbi turbūt su savo komanda ar su savo klientais, nežinau. Kūrė inovacijas keičiančias pasaulį. Padeda žmonėms atskleisti potencialą. Sprendžia socialinės problemas, įkvėpia kitus. Meta iššūkį konkurentui. Gerai. Ar apie tave čia? Nu, Čia. bet matai, bet kurį gali paimti ir jis sakys čia apie mane pagal tokius gražius žodžius. Ne, tai ten buvo parašyta ir neigiamas, kai esi už srauto ribų. Bet, tavarsime, kam tu esi sukurtas, tai tu sukurtas malonumui. Antra čakra, lytinė čakra, tai yra vandens stichija.
tau labai tiktų atsistatyti save, tai su vandeniu, nu, plaukimas ar dar kažkas tai, kuris, va, tavo smegenys organizatorius, gyvenimo strategija. Ir vat pas tave čia vat pramušta emocijos, kažkur tai kažkas tai buvo, ar tu jas užslopintas, ar tu neparodytas, ar dar kažką tai. Nes tavo šitas veiksmų balansas, e, va, kontroliai labai daug energijos nutekini, apie ateitį galvoji, ko neturėtum, ir emocijas. Kūnas tarpininkas pas tave. Tai va. Mhm. Ir kas įdomiausia, statant verslą, tai vat pagal šitą lentelę, nu aš tai vadinu, kaip sakyt, magiškų kvadratų jį. Tai turėtų visi susirinkti komandą, reikėtų taip, kad viskas būtų užpildyta 100%. Nes jeigu tu uždarai vidurinį pasaulį, tai tau į komandą reikėtų žmogaus iš viršutinio pasaulio, kas būtų stratega, surinktų komandą, viziją, nupieštų tikslus ir žmogaus iš žemutinio pasaulio, kuris atneštų materiją, energiją. Tai pirma čakra tai yra, kaip sakyti, veiksmas, tai yra judėjimas, nebijos nauji iššūkiai. Tai vat antras malonumas ir trečias bendravimas su klientais. Ir vat, tu vat, turi komandą savo ar ne? Tai jo, Ar esi komandai? ne, komanda. Tai va, pagal tai galim sustatyti žmonės, kas ką turėtų veikti. Mhm. Nes jeigu reikėtų daryti naują pardavimą, tai reikėtų imti žmogų su pirmu šitu žemutinė čakra, ne? Jeigu žmogus, kuris rašytų vis naujus komercinius pasiūlymus, tai reikėtų, kad pas jį ketvirtukas būtų. Jis ten prikurtų tų komercinių pasiūlymų, belekai. Administratorius ar tas, kuris iš klientų surenka informaciją, tai turėtų pas jį būti trejetukas. Nes jeigu, žiūrėk, pas mus va čianais yra energijos nutekėjimas, tai yra žmogus blogai jaučiasi, būna ne savo vietoj, ir tada vienintelis dalykas, ką jis galvoja tik tai kaip pakeisti darbą. Nematau, kur tu dabar esi, Audriau. Aš rodau tavo žmogeliuką. Aha, aš nematau jo. A, va šitą kvadratuką, jo. Jo, va šitas, va gebėjimo realizacija, va, apie šitą kvadratą aš kalbėjau. Tai va, pas tave emocijos išėjusios iš ribų, 100 iš kem 2. Emocinis suvokimas, aktyvių veiksmų teisingumo analizė. Ai, tai dvietukas dar yra analizė. Tavo pagrindinis darbas yra analizuoti naujus projektus. Produkto savybių įpakavimas į etaloninės emocijas klientams ir komandai. Tu parduodi per emocijas. Rekomendacija. Užsimkite šią veiklą, būtent už ją gaunate pinigų, kurios dėka didinate savo gyvenimo kokybę. Nu ir pagalbinės pas tavę savybės tai yra valdymas, pinigai ir klientai. Nu, šiuo atveju tu jiems per daug skiri dėmesio. Mhm. Nu, turėtum kažkam tai. Tai va, stresiniai dalykai, kurie atima iš tavęs energiją. Apie ateitį galvoji, tau Mhm. nereikėtų vizionieristės daryti. Nu, mokaisi, ok, viskas gerai. Komanda, turbūt pats renki, čia reikėtų deleguoti šitą žmogų. Reikėtų deleguoti Vaidai. Va, jeigu jinai būtų pas tave. Jinai tau surinktų žmonės ir tai kaifuotų. O diplomatija, super, puiku. Diplomatija, jeigu verslė, tai čia, na, sakykime, nu, bendravimas su mokesčių inspekcija, ten leidimų išėmimas, dar kažkas, tai su juristais, teisininkais ir taip toliau, taip toliau. Ir kontrolę reikėtų geriausia perleisti. Žiūrėk, aktyvūs veiksmai, sąveikos konkursos sukūrimas pagal projektų įgyvendimo taktinį planą, realizacija, vykdymo kontrolė. Žmogų iš žemutinio pasaulio, kurio būtų vienetukas ta pagrindinė hormoninė liauka. Nes jeigu tu užsiemi kontrolę, tu viską gali sugriauti.
Tau Mhm. verta pasitikėti situaciją ir veikti be perdėtos kontrolės bei įvykių forsavimo. Šią kompetenciją užsiema atitinkami specialistai, o ji jūs sekina. Jinai jūs sekina, dėl to pas tave tik tai 48% energijos. Ir dabar pagalvok, ką tu galėtum nuveikti su 100% energijos. Mhm. Tai va, matai, tu užsigimęs komersantas, tarpininkas, organizatorius. Tai Čia čia. Mhm. Okay. dėl to turbūt ir dirbi prekyboje. Nu, dėl to ten ir sekasi. Tu va, matai. Ok, puiku. Gerai. Mhm. Tomas yra? Mhm. Tomo nėra. Piešiam toliau. Juozą gali dar panagrinėti. Juozą? Gerai. Mhm. Tuoj sekundę. Pala, šitą reikia uždaryti ir vėl atidaryti, kai prisimenu. Jo, o taip geriau. Tai. Juozas. Tai Juozas irgi dvejetukas, tačiau Juozas dvejetukas iš viršutinio pasaulio, kuris, kuris pardavinėja irgi realizuoja save per emocijas. Tačiau skirtingai negu, atsakykime, Česlovas prieš tai buvęs, ne? Juozas, vat, gali, kaip sakyti, iš ateities arba galvoja apie ateitį, nupiešti strateginį planą. Toliau, aštuntukas. Jį mokymasis. Tai yra parašyti metodiką, kaip turėtų dirbti mūsų komanda. Septintukas, surinkti tinkamus žmonės. Šešetukas, diplomatija. Tikslas, kaip ir va šita trečia akis, grubiai tariant, suburti juos vieningam tikslui arba užkrėsti tam tikrą religinę ideologiją, pavadinkim. Penktas, kontaktinis vadovavimas, taktinis, ne, tai va. Ir visa tai turi būti įpinta per jausmą. Kaip faina, kaip malonu, gražu gyventi. Tai va, čia va, turbūt Česlovai būtų klausimas, ar pamatėjai skirtumą nuo savęs, Juozo, ne? Va šito energijos rauto. Mhm. Matai, va? Kad jis, ir va, žiūrėk, jeigu komandoje yra du dvejetukai, vat, tą reikėtų žinoti, vat, kaip tu ir Juozas, kur pas jumis abudu po 100% automatiškai pasireiškia dvejetuką, tai čia nais automatiškai galimi ir konfliktai. Nu, tai nereiškia, kad negalite būti kartu, bet tai reiškia, kad iš karto reikėtų susitarti, kaip mes tos konfliktus spręsime. Nes ir vienas norės dominuoti, ir kitas norės dominuoti. Tai va. Ir pas Juozą Kul nuteka energija. Klientai. Jis visiškai neturėtų galvoti apie klientus. 94% iš nulio. Tai čia. Puf. Nu, ir ateitis. Per daug galvoja apie ateitį. Labiau turėtum galvoti apie malonumus, kaip pasaulį padaryti gražesnį, patogesnį šiam gyvenimui. Ir atitinkamai, vėlgi, vanduo, plaukiojimas tau yra. Nors vat, pas tave energijos yra truputį daugiau negu pas Česlovą. Ir pagrindinis, kas tu čia nais esi, talismanas. Sėkmė karjeroje, verslo projektuose. Bet man, va, valdovas, didvyris, magas. Va, čia pagal Jungą irgi. Nu super, visi šaunuoliai, visi valdovai, visi didvyriai. Tai, va, tai tau ne tik tai, kad tu vadovauji, didvyris, pažiūrim, tas didvyris man įdomu. Tau dar įdomu, kad tas būtų nugalėtojas, idealistas, išdidus, bet tau dar įdomu, kad ir ten magija būtų kažkiek tai. Kažkiek tai kažkokios tai mistikos, kažkas tai su tuo, su tais stebuklingais momentais gyvenimo.
šamanas, gydytojas ir taip toliau. Pas Česlovą nebuvo vat, mago, jam neaktualu vat, šitie žaidimai ir visa kita ir jis to nesupranta. O tau tai yra tavo žaidimo, kaip ir, sakykime, stilius. Taip, taip. Tai va, čia Česlovas sakė, tokie geri dalykai visiems tinka, bet vat, pažiūrėkit, pas Juozą, už srauto ribų. Jisai nedaug yra už srauto ribų, 5 procentus tik tai. Bet jeigu būtų daugiau už srauto ribų, tai jis laikytų save dievu. Despotizmas, kitiems perša savo nuomonę, reiklumas, prievarta. Ginčas pasmertas žlugti nuo pat pradžių. Saviplaka, nepasitikėjimas savo jėgomis, nuvertina ir numenkina savo sugebėjimus, žinias ir patirtį. Ir pas tave tai kars nuo karto iššoka tuose 5 procentuose. Taip, kad neplak savęs, Juozai. Ir Kaip ir neplaku liktai. likti. Bet vat, čia, kaip sakyt, labai konkretus pavyzdys, kad vat, mes esam vat, visi skirtingi. Ir vat, jeigu paėmus vat, šitą, sakykime, principą, tai gaunasi taip, kad Žemėje gyvena 27 skirtingos rūšys žmonių. 3 smegenys, 9 vedantieji hormonai, tai 27 skirtingos rūšys žmonių. Vat. Ir vat, tarpusavį mums susitarti, nes kas yra verslas? Tai lygiai tokie patys santykiai, tik tai, kad ne su artimu žmogum, o su žmogum, su kuriuo tu darai verslą. Tau aktualu pažinti tiek savo komandą, tiek savo vadovus, tiek savo pavaldinius, tiek savo klientus. Ir žinoti, ką jie perka. Ir vat, Juozas geriausia parduoda lygiai taip pat per emocijas. Jeigu tu pradėtum kurti gražius video, kaip tu ten maudaisi, kaip tu ten atostogauji, visa kita, ir paskui sakytum, aš jums nupiešiu viziją, aš jumis išmokysiu, pas mane yra reikiama pinigų šitą žmonių komandą, mes turime viziją ir žinom, ko pasiekti, ir netgi aš moku vadovauti. Ir visą tai mes darysime, kaip ten, Turkijos SPA baseine. Tai va, ir visi pas tave subėgtų nupirkti tavo produkto. Arba ką ten tu turėtum, nežinau. Nes tu jiems parodai gražų, gyvenimą iš malonumo pusės, pavadinkim taip. Ką lėkiu į Turkiją tada? Ne į Turkiją. Dėl to turbūt tu ir šokai gyvenime, nes tau patinka gražus aplink žmonės. Taip. Supranti? Tai yra tavo stichija. Save aplipinti gražiais žmonėmis. Vat. Taip. Va, tu tame vat, ir maudėsi. Kažką reikėtų su tuo daryti ir toliau. Lipinti aplink save gražių žmonės. Nupiešiant jiems va 9, va viziją ištraukus. 9 tai yra, kaip sakyt, strateginis planavimas. Tai yra, jeigu 5 yra taktinis planavimas, turiu tiek resursų, bake 100 litrų benzino, galiu nuvažiuoti tiek kilometrų, rytoj. Tai strateginis planavimas, tai yra, iš kur man gauti tą 100 litrų benzino. Tiksliau, kai bake 100 litrų benzino, man reikia nuvažiuoti 1000 kilometrų. Vat strategas gali suplanuoti visą strategiją, kaip pakeliui rasti iš kažkur pasipildyti. Tu prasme, resursų, kurių nėra, galima gauti. Ir vat, tai vat, daryti su malonumu. Aišku, visiems vat, vadovaujant. Ok. Judam toliau? Supratau, ačiū. Ačiū. Tomai, tu esi? Jo, jau esu. Gerai. Bet davai, dar prieš tave aš tada noriu dar vieną paveiksliuką nupiešti ir tada tave panagrinėsim, gerai? Gerai. Ok, puiku. Taip, tai dabar dar viena paskutinė skaidrė nupiešiu ir tada dar panagrinėsime Tomą. Taip. Nupieškime taip. Visi mes gyvename kažkokiam tai savo burbule. Va čia toks burbulas.
Nu, sakykime, pradžioje nupiešiu briedį, kuris gyvena savo burbule. Čia jo ragai tebūnie. O, visai geras gavosi. Jisai valgo čia žolę, savo žolę valgo, ne? Ir mes žinome, kad gamtoje yra, kaip čia, nesimbiozė, nu, nesvarbu, tai būna simbiozė. Jeigu prisiversė daug žolės, atsirado daugiau briedžių. Atsirado daugiau briedžių, tada atsirado daugiau vilkų. Atsirado daugiau vilkų. Atsirado daugiau briedžių, žolė sumažėjo. Atsirado daugiau vilkų, suvalgė briedžius ir vėl žolė pradėjo augti daugiau. Ir vat viskas tai va vyksta. Ir tačiau mes prieinam prie tokių faktų, kai dabar tie nuolat besikeičiantis faktai, ne? Sakykime, ta žolė nebeauga. Ne? Nu, kažkas atsitiko, ten kosminės dulkės, ar nesvarbu, nu, faktas, žolė nebeauga. Ir čia padinkime spaudimas iš aplinkos mums. Nu, kažkas keičiasi. Didėja mokesčiai, uždėjo muitus ten, atlyginimai brangsta. Ir dabar, vat, kuom žmogus skiriasi nuo briedžio? Kad briedis ignoruoja, pavadinkime, šitus faktorius ir jis galvoja, nu, vieną dieną vis viena kažkada šita žolė užaugs. Nu, arba kaip mes, va, žinai, va, jeigu ten migrena, skauda galva, tai mes ignoruojam tą faktorių, kad aš kažką tai darau ne taip, aš nueinu į vaistinę, nusipirkau tabletę nuo galvos skausmo ir man praeina. Ir tai lygiai tas pats, kas važiuoja automobiliu, užsidega kažkokia tai lemputė, ją lipinu su pleistru ir galvoju, kad aš važiuosiu toliau, svarbu, man jinai neskaudėtų. Ir kas yra, ir esmė tame, kad briedžiui, kaip sakyt, nu, neužtenka smegenų eiti ir susirasti naują ganyklą. Va čia nais. Nes vienintelį, ką jisai sugeba, tai neigti tik tai aplinkos faktorių, kad jie nuolat yra besikeičiantis. Tai dabar žiūrėk, pagrindinis, nu ne pagrindinis turbūt dalykas, kad žmogus gali ir, ta prasme, mes esam priversti keistis, nes priešingų atveju mūsų laukia, vadinkim, išėjimas į pasaulį. Ir dabar pažiūrėkim, ne taip senai, kiek čia, 4 metai atgal, 6 jau, ar 5. Kai mes buvom visi uždaryti namuose, mes sugebėjome adaptuotis, pasikeisti ir dabar Audrius webinarą veda Zoom formatu. Jeigu aš norėčiau prieš 6 metus padaryti tokį susitikimą, mums reikėtų susitikti gyvai, nes tokio varianto kaip ir neturėjome. Ir dabar kas? Tai vėlgi grįžkime prie to, kad vienintelis būdas gyvenant nuolat besikeičiame pasaulyje, tai yra žinoti, kas aš esu. Ir prieinant prie to, kodėl aš darau šitus webinarus ir visa kita, tai testo pagalba galima nustatyti, kas aš esu, kokios mano vedančiosios smegenys, koks vedantysis hormonas. Tačiau yra sekantis žingsnis, kaip pragyventi savo srautą, kad aš jį pilnai pajušiu. Tai va. Nu, ir yra toks atitinkamas produktas, kuris vadinasi Meta grupė. Tenais 4 Zoom susitikimai.
apimantis keturias, kaip sakyt, keturias gyvenimo sritis. Tai yra, kas aš esu, santykiai, finansai ir mano ateitis. Tai va, kas norėsite į meta grupę, welcome. Nu, šiaip ten turėtų būti toks labai ilgas pardavimas pagal mūsų mokymus, bet aš dar to nemoku daryti. Bet faktas yra vienas. Neužtenka žinoti savo srauto, ką mes galim nustatyti iš testo ir pamatyti, kad nėra energijos ir visa kita. Yra tokia paslauga, kuri su fiziniais pratimais, labai mažais, labai elementariais, visa kita, nu, pavadinkim, užduotimis, ne? Kurios tikrai labai, labai. Vieną iš fizinių pratimų galiu parodyti. Tai yra užsklanda ant telefono, kuri prieš imdamas į rankas, tu visą laiką paskaitai, ar tai veda mane prie mano tikslo. Ar tau tikrai verta nutekinti savo energiją į tą? Nu, čia kaip vienas iš pavyzdžių, bet tų pratimų yra keletą, kurie jaučia pajausti būtent tą savo srautą ir tą savo aš įsitvirtinti, nu, kad va šitie va faktoriai, kurie mūsų atakuoja, va, kad jie neturėtų mums jokios įtakos ir nenutekintų energijos. Nes mes esame emocionalios būtybės ir jeigu mes viską emocionaliai reaguojame, mes netenkame energijos, atsirandame absoliuto būseną, absoliutoj būsenoj, atsigulam ant sofos ir žiūrim į lubas ir nieko nenorim veikti. Mhm. Grubiai tariant, taip. Ar aiškiai čia viską išdėsčiau? Gerai. Ir dabar Pakankamai. Atsiprašau visų, tiesiog turiu palikti grupę jau. Ačiū Audriu ir ačiū visiems dalyvavusiems okay. kolegom. Ja, ačiū. Gerai. Viso. Iki. Ir dabar Tomai esi. Tomai, Taip. kaip tik tavo eilė atėjo tave. O kaip tu vadiniesi? Telegrame. Tai A, man atrodo. Jo, tai. Gerai. Žiūrim. Audriau, aš irgi atsiprašau, ar bus dar kažkokios informacijos? Ne, tai viskas, aš Tomą išnagrinėjau, dar kartą primenu apie meta grupę, kur galim pragyventi savo srautą ir šiandieną baigsim. O kada mes susitinkam kitą kartą? Tai, kaip sakyti, informacinis webinaras yra rytoj, o meta grupė startuoja pirmadienį. Mhm. Aišku. Gerai, tai dėkuoju visiems tada iki geros vakaro. Ok, gerai, iki. Gerai. Tai Tomas, taip? Tomai, esi? Jo. Žiūrėk. Tai tavo vedančiosios smegenys yra neokorteksas. Tai yra viršutinis pasaulis. Ja? Vat kaip ir pas Juozą prieš tai buvusi. Tačiau pagrindinis hormonas tai trejetukas. Tai yra kasa. Tu arba virškini žmonės, arba jų nevirškini. Tai yra tas žmogus, kuris nuolat gali bendrauti su kitais žmonėms ir nepavargsta. Tačiau kaip jisai bendrauja? Kad galėtum bendrauti, tu turi jam suteikti viziją, mokymus, pasakyti, kad turi komandą, pas tai iš vis komanda 0 iš 50. Vėlgi, komanda tai gali būti ir šeima. Šešetukas tai yra diplomatija, tai yra vizija, tikslas 18 iš 50 irgi nepradirbta. Ir penketukas tai yra vadovavimas, valdymas. Nu, nors pagrindinis hormonas, bendravimas su klientais, tai pas tave yra puikiai 88 iš 100 dar ne. Ir energijos turi tik 20%. Tai yra, kaip aš sakiau, kad kūnas gyventų, tai jam reikia 25. Nors smegenys dirba 60%. Ir tu juos, vat, pagal tą veiksmų balansą iki apskritimo, pažiūrėk,
Tu užsiemi kontrolę, emocijos nesutvarkytos, per daug galvoji apie ateitį, apie pinigus ir apie valdymą. Misionierius. Misija tau reikia. Sąmoningas vizionieriškumas, naujų struktūrizuotų žinių gavimas pagal užklausą. Kaip tau patinka? Ir va. Dabar pažiūrėk. Magas. Štai dėl ko tu supratai, dėl ko ieškai magiškų žinių. Kažkokių tai magiškų potyrių ir viso kito, tripo ir viso kito, ką kiti. Nes tau rūpi būtent šitas. Vat. Rūpestingas ir išminčius. Tu rūpestingas turbūt dėl to, kad trejetukas pas tai pagrindinė ta čakra ir tau rūpi, kaip gyvena kiti žmonės ir kaip tu su jais kitais sąveikauji. Tai va, tikslas - nešti žinias, nuostata, kaip aš galiu padėti kitiems, tai pritrauks į gyvenimą gausą. Sugebėjimas, sąmoningumas, aukštesnis matymas, aišku žinojimas, žinojimas iš vyresnių sferų. Tai va, devintukas tai yra, kaip sakyt, gebėjimas pritraukti informaciją, nu, pavadinkim, iš kosmoso. Jeigu esi sraute, tai dovana vystyti sąmoningumą. Mentorius, pedagogas, psichologas, oratorius. Žino, kaip padėti žmonijai. Mentorius. Tai va, tu puikus kaučeris. Puikus kaučeris. Psichologas. Mėgsta mokytis ir mokyti kitus. Tai yra tavo pašaukimas. Gebėjimas įkvėpti, siekti, laimėti, produktyvumas, entuzijazmas. Nežinau, kam tu dabar užsiemi? Suprantu, ne tom, kam reikia, bet statybose. Tai suprantu, kad ne tom, kam reikia, tikrai. Tu užsiemi išgyvenimo. Tai va. Ir kai esi už srauto ribų, sklandimas padebesiuose geras. Nenuvokimas, gyvenimas iliuzija, iliuzijų žlugimą, nekreipia dėmesio detalės. Pinigai atsiranda tada, kai liaujasi dėl jų nerimauti. Tai va. Mentorius. Tai čia tau reikia skaityti paskaitas, o ne man. Tai va. Ir va, tiek energijos ir čia viskas raudona. Ta prasme, kaip sakyti, ta batareika per daug perkrauna. Nes jeigu būtų viskas žalia ir pilka, tai tada žmogus eitų per gyvenimą, nu pavadinkim, su vėjeliu, jam netrodo, kad jisai dirba, o pinigai patys ir krenta. Tai va. O dabar viskas vyksta ne iš tos pusės. Bet ir dirbant statybose, pas tave žiūrėk tas 9, 8, 7, visa kita, tu gali, kaip sakyt, patarti tokių idėjų, nu, kaip, pavadinkim, konstruktyviai išspręsti kažkokį tai klausimą, ko niekas kitas be tavęs to nepadarytų. Supranti? Tai vien dėl to, kad pas tavai yra tas 9. Va. Tai yra centras konkurencinės liaukos. Ar hipofizės, nepamenu, bet nesvarbu. Sakykim taip. Jei tikrai jaučiu šitoje vietoje, kad kažkas tokio yra manyje, bet neturiu tam noro visiškai, nes kažkaip tiesiog sakau, ne ten biški sėdžiu. Supratau. Tai nieko, kaip sakyti, visko nereikia drastiškai keisti, viską po truputį galima susitvarkyti, žinai, kaip sakyti. Sklandžiai pereiti iš valties į kitą laivą ar dar kažką. Svarbiausia žinoti, kas tu esi. Nes va, tau puikiai sekasi bendrauti va, su klientais ir tai yra tavo, nu, su žmonėm pavadinkime apskritai. Nes ir tu puikiai virškini žmonės. Nes trejetukas tai yra, čia trečia čakra tai yra kasa. Tu juos supranti, tu juos puikiai supranti, ko jie nori. O kadangi pas tai viršutinis pasaulis,
Tai tu gali jam pasiūlyti sprendimų tokių, kurių jie patys, nu, nesusimastys sugalvoti. Tai va. Tai ir čia apie tave to. Va, komunikatorius. Nu, pagrindinis veiksmas komunikatorius. Vat kas savo. Jinai pas tave dirba 8%. Puiku, nu. Tai va. Tikrai daug į šitą pusę yra, ką supasakojot. Tai va tiek, vat. Ok, gerai. Dar turi mastą. Mastą esi? Ar tik tai klausaisi? Esu ir klausaus, bet Ar, labai vėlai prisijungiu. ar supratai, ką čia turbūt apie Tomą tik papasakoju, ar apie ką? Aha, aš tik va tą ir girdėjau. O tu esi atlikus testą, aš galiu tave pažiūrėti. Va dabar atlikinėjau. Ai, tai rytoj galėsime tada šitą padaryti, bet supratai apie ką, ne? Esmę taip, pagavau. Trumpai. Grįžkim prie mūsų pirminių skaidrių. Va. Pagrindinė skraidė, kad gyvena žmogiukas, kuris yra atakuojamas įvairiais gyvenimo įvykiais, kurių mes negalim sukontroliuoti. Ir kai aplinkui yra chaosas, tai vienintelė pastovi konstanta tai yra aš. Ir va dabar klausimas, kas tas aš esu. Ir va kas aš esu ir kaip man komunikuoti. Ir va čia nupiešiau tą absoliutą, kuris pasireiškia, realizuojasi žemėje. Tai yra per informaciją, iš viršaus eina energiją ir santykius. Ir tas vat, aukščiausiais ir atitinka, kad mes turim savo vedančiasias smegenis - reptilinės, limbinės ir neokorteksą. Ir va 9 hormonus. Tai va tas absoliutas, pavadinkim tai, per aukščiausiai aš žmogaus pavydalu pažįsta pats save. Ir vat, mums patiems vat, aktualu pažinti patį save, tai vat, atlikus paprastą testą pagal gimimo datą, vietą ir laiką. Nu, Lietuva tai 2 teritorijos, Klaipėda ir Vilnius. Pagal tą stop sharing. Okay. Pagal tą galim nustatyti savo vedančiasias smegenis ir 5 klausimų pagalba paprasčiausiai atsakyti, atsakius, sužinoti, vat, kiek aš turiu energijos ir kaip man geriausia realizuotis šitame besikeičiame pasaulyje. Tai va, tai trumpai tiek tada. Gerai, ar dar turit klausimų, nes tada tuo ir baigsime. Gal dėl tų, kur minėjot, kad trupučiuką išsamiau dėl tos grupės, kur ten su tais pratimais, kur ten Ai, sakė. gerai, tai jo, čia yra tokie dabar, šiandien, rytoj, aš nežinau, ar poryt tik tai bus, tokie pristatantis webinarai, būtent, kas vat, būtent susiję apie mūsų tą neuro ID, pavadinkim, neuropasą. Tai vėlgi, po jų, tai yra žmogui galimybė apskritai sužinoti, kas yra, pavadinkim, srautas, kokios mano vedančios smegenys, ko man vedantysis hormonas. Ir ten matai, vat, kiek energijos ir procentų tą turi. Tačiau vat, yra sekantis produktas, kuris pakankamai priimtinus pinigus kainuoja 4 susitikimai, kaip pragyventi tą savo srautą su fiziniam užduotim. Ten 100 eurų kainuoja tikrai priimtino pinigai už 4 Zoom susitikimus, kuriuose yra užduotis, kurias reikia atlikinėti ir apžvelgiamas 4 gyvenimo sritis. Tai yra aš, santykiai su kitu žmogum, pinigai ir ateitis. Kaip aš ateityje galėsiu vėlgi realizuoti save. Tai va toks, nu, rytoj gal aš įkelsiu tada skaidrės apie šitą meta grupę daugiau. Tai pradžioje minėjot, kad
Čia gal taip sutapo, kad susirinko visi biški vėliau, ar tikrai keisit laiką, ar dar neaišku, ar paliksit ant 6. Ne, tai galim ir nuo 7 padaryti. Pažiūrėsim, kiek susirinks žmonių, padarysim apklausą ir galim pradėti 7 valandą. Man ir 6 tinka, aš taip tik, gal kitiem, va, kaip, tai nežinau. Okay. Jeigu ką ten, turbūt vis tiek įmesit kažkokią Jo, žinią, kad tai ar jūs keisit esate laiką. toj grupiai neuroid.lt ir tenais bus visa sudėta informacija. Okay. Gerai. Tai Asta, kaip ten su to testu pavyko? Ar rytoj? Gal rytoj, dabar su spalvom, bet bandau išjausti. Gerai, tai aš įdėsiu visieną įrašą šito mūsų webinaro viso į grupę. Tai vat, jeigu ką, susitiksim rytoj tada. Gerai? Gerai, dėkui. Iki. Ačiū, iki. Iki. Dėkui, iki. Visų ačiū.